Sveiki! Ar kada nors susimastėjot, kodėl vienužminių žodžiai darbe atrodo turi, tiesiog daugiau svorio? Šiandien kaip tik ir pasiaiškinsime, kaip pasiekti, kad balsas būtų ne tik išgirstas, bet ir gerbiamas. Kągi, pradedam. Žinot, tas jausmas, kai kalbi, o atrodo, kad tavo balsas tiesiog ištirpsta ore, tai ne šiaip erzina, tai tiesiog įkirta per pasitikėjimą savimi ir žinoma per autoritetą. Būtent taip man pasakė viena bičiulė iš Ostino. Ji tikras energijos užtaisas, linksma, energinga, visada plona idėjų. Bet jie turėjo problemą. Kai reikėdavo kalbėti rimtai, kolegos jos, paprasčiausiai negirdėdavo. Atrodė, kad jos asmenybė užgožė jos profesionalumą. Ir štai čia ir yra visa esmė. Tikslas juk nėra pakeisti tai, kas esate. Tikslas išmokti strategiškai pritaikyti savo komunikaciją. Šiandien kaip tik ir aptarsime 3 labai konkrečius įrankius, kurie padės išlikti savimi, bet kartu būti išgirstiems tada, kai to labiausiai reikia. Pradėkim nuo to, kas vadinama pasitikėjimo spraga. Kas tai yra? Tai tas momentas, kai mintise norisi pasakyti vienaip, pavyzdžiui, aš esu visiškai tikras dėl šito sprendimo, bet iš lūpų nuskamba kažkas, kas kitiems atrodo lyg, aš čia dvejoju. Būtent šią spragą ir bandysime užpildyti. Gerai, taigi pirmasis įrankis ramesnis balsas. Galbūt skamba, pernelik paprastai, bet patikėkit, balso tonas turi milžinišką įtaką tam, kaip mus mato kiti. Panagrinėkime tai šiek tiek atidžiau. Pagalvokime apie tai iš, evoliucinės pusės. Kai girdim greitą, aukšto tono kalbą, mūsų smegenys tai priima kaip pavojaus signalą. Nerimą, žinote, tą bėk reakciją. Ir atvirkščiai, ramus, lėtesnis, gal kiek žemesnio tono balsas mums asocijuojasi su kontrole, su saugumu. Tai signalas, kad viskas gerai, situacija valdoma. Ir štai čia slypi tokia, paprasta gudrybė. Tikrai nereikia dirbtinai bandyti žeminti balso. Ką reikia padaryti? Tai tiesiog sąmoningai sulėtinti kalbos tempą. Padaryti pauzę prieš atsakant. Pamatysit, kai balso tonas pats natūraliai nusiramins. Tai mažas pokytis, bet jo poveikis aplinkinių suvokimui milžiniškas. Gerai, antrasis įrankis – aiški pozicija. Čia labai svarbu. Jei norime pelnyti pagarbą, aplinkiniai tiesiog privalo žinoti, kokia yra jūsų nuomonė. Bet koks neaiškumas ar dvejojimas, jis tiesiog griauna autoritetą. Įsivaizduokim situaciją, kai kažkas sako, taip, aš nežinau, galbūt, nesu tikras, ką girdime. Tai tiesiog, grynas nepasitikėjimas. Tokie žodžiai kaip galbūt ar nesu tikras iš karto atveria duris abejonėms ir tiesą sakant, sumenkina bet kokią išsakytą mintį. O dabar paklausykit, kaip skamba alternatyva. Štai ką aš žinau, šiuo metu nesu tikras, bet žinau, kad po kurio laiko mes tai išsiaiškinsime. Atkreipkit dėmesį, čia juk irgi pripažįstama, kad atsakymo nėra, bet skirtumas milžiniškas tiesa. Čia nežinojimas paverčiamas į veiksmų planą. Tai rodo ne silpnumą, o lyderystę. Kaip tai padaryti praktiškai? Yra tokia labai paprasta struktūra. Kai pradedate sakinį žodžiais štai ką aš žinau arba štai kokia yra mano pozicija, jūs iš karto nustatote visai kitokį toną. Jūs neprašote leidimo pasisakyti, o teigiate faktą. Ir tai psichologiškai paruošia klausytoją priimti žodžius kur kas rimčiau. Gerai, trečiasis ir paskutinis įrankis – ribos be atsiprašinėjimo. Skamba gar kiek keistokai, bet patikėkit, kartais pats didžiausias priešas nustatant ribas yra tas nekaltas žodelis atsiprašau. Pagalvokime apie tai taip. Atsiprašymas už tai, kad nubrėžiama riba, yra lyg mažas įtrūkimas sienoje. Jis iš karto parodo silpną vietą ir tiesiog, kviečia kitus pabandyti tą sieną pralaužti. O tvirtai gerbiami žmonės stato sienas be jokio įtrūkimo. Bet tam yra neįtikinai galingas įrankis, vadinamoji jei tada struktūra. Kodėl ji veikia? Nes ji perkelia atsakomybę kitam asmeniui. Tai nėra grasinimas, ne. Tai tiesiog aišku žaidimo taisyklių ir pasekmių išdėstymas. Štai kaip tai skamba praktiškai. Jei ir toliau bus einama šia kryptimi, tai bus mūsų pokalbio pabaiga. Girdit? Jokio pykčio, jokios dramos, tiesiog rami, labai tvirta riba. Ir stebėtina, kaip dažnai žmonės susidūrė su tokiu aiškumu, patys ima ir atsitraukia. Taigi, apibendrinkime. Svarbiausia mintis, kurią norisi pabrėžti, yra ta, kad autoritetas nėra kažkas, kur reikia apsimesti. Ne, tai tiesiog įrankių rinkinys, kuris leidžia tikrajam aš būti išgirstam, aiškiai ir tvirtai. Taigi, greitai prisiminkime tuos 3 pagrindinius įrankius. Pirmas – kalbėti ramiau ir lėčiau. Antras – labai aiškiai parodyti savo poziciją. Ir trečias – tvirtai nubrėžti ribas už jas neatsiprašinėjant. Ir pabaigai – vienas labai svarbus priminimas.
Tai nėra kažkokia kaukė, kurią reikia dėvėti nuolat. Tikrai ne. Tai yra tarsi, komunikacijos supergalia, kurią pasitelkite tada, kai to labiausiai reikia. Prisiminkim tą bičiulę iš Ostino. Ji juk neprarado savo linksmumo. Toli gražu. Ji tiesiog išmoko, kaip svarbiausiais momentais įjungti kitą rimtesnį režimą. Tad dabar klausimas apmąstymui. Kurį iš šių 3 įrankių būtų galima išbandyti pirmiausia? Galbūt jau kitame susirinkime pamėginti kalbėti truputį lėčiau, o gal pagaliau nustatyti tą tvirtą ribą. Pirmas žingsnis, kad ir koks mažas, visada yra svarbiausias. Sėkmės!